Sveiki gyvi, brangus, mėly, raštingi kanalo pavadinimo žiūrovai. Šiandieną sveikinuosi aš, Milda Bartašiūnaitė ir Ainis Petkus. Labas, Labadiena, Aini. mėlyjei, sveiki. O laida bus išties ypatinga ir netgi ekstrinė, kadangi mes kartu su Ainiu jūs perspėsim, įspėsim, o įspėsim reiškia ginkluosim, viena ypatingai aštria, aktualia tema. Mes kalbam apie mūsų visų vaikus. Kviečiu visus žiūrėti įdėmiai ir kitiems parodyti. Kodėl mes turim šitą temą kalbėti, kadangi iš tikrųjų sąžiningai turim pasakyti, šitais stebėsenos elementais, įžvalgomis ir tiesiog faktų sudėliojimu reikia būti dėkingiams Mildai, kadangi jinai atkreipė mano dėmesį ir staiga mano žvilgsnis, kaip visą laiką bėgantis per globalinius procesus ir dinamiką, visą tai realiai patvirtina, ką dabar mes su Milda kalbėsime. Penktadienį Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė. Ji didžiausia per nepriklausomos Lietuvos istoriją, dalyvių daugiau nei 24 000. O iš tikrųjų tai vyksta pats gražiausias, vienas iš Lietuvos, sakysim, pasididžiavimo šventė gražiausia, ir jinai turėtų būti gėlė ir pažyba, ką pristatys Milda, tačiau yra kablelis. Atsimenat visą laiką, jeigu prisiminsim, yra kokie nors svarbus NATO samitai arba viršūnių suvažiavimai vadinamų valstybės galvų. Reikia Ainio laidą žiūrėti ir suprasim, kad jau valstybių galvų nėra, yra tiesiog korporacijų prezidentai statytiniai. Ir va prieš tokius suvažiavimus visą laiką nutinka plius minus koks nors teroristinis aktas. Paskutinis toksai buvo Kijevo-Pečerskos Lavros užsidegimas. Sudeginimas. Ten, aišku, buvo apkaltinta Rusija, kad Zelenskis galėtų, žodžiu, su paveikslėliais, su ašara akise aiškinti, kokia Rusija yra teroristė. Ir taip toliau ir panašiai, ir taip konsoliduoti, suburti, dar stipriau remti visus Ukrainą. Ir vat prieš šitą NATO samitą, kuris įvyks jau šio mėnesio 7-8 dienomis, mes su Ainiu tiesiog svarstėm, koksgi vėl bus pastatas paaukotas, kasgi galės vėl tokio nutikti, kad jau NATO samitas, ten jau daugiau narių negu va čia buvo G7 susitikime. Noriu va čia iš to vietoj, kodėl mes tai atkreipiam dėmesį. Ir staiga šiandien šviežiausias vienas pasisakymas, kurį mes jums norim ir pademonstruoti. Tai mūsų kalba vadinamas menedžerinis tiktokeris, jis apie tai ir sako. NATO viršūnių susitikimas kitą savaitę vyks Ankaroje. Kokie yra jūsų lūkesčiai, ko ten gali tikėtis Lietuva, tuo pačiu galbūt ir pasignalizuoti apie tos galimus sabotažus šiame formate galima? Mes įvairiuose formatuose jau apie tai kalbam ir paskutiniam NATO gynybos ministrų susitikime aiškiai pasakėme, kad išreiškėme savo, pavadinkim taip, gal susirūpinimą, kad tokia provokacija galima Baltijos regione ir Lenkijoje. Tai va jau patys matot, jeigu jau ministro lygmenyje yra kalbama, čia ne tik tai jisai, ištisai paskutiniu metu apie sabotažus, apie žalių žmogeliukus, apie teroristinius aktus, apie dronus, apie skalambijamą, visą tai Baltijos šalyse. Kodėl? Todėl, kad pirmiausia reikia žiūrėti Ainio laidas, ypač paskutinę. Ten jisai ant pirštukų tiesiog įrodo, laida tęsiasi 2 valandas, kodėl reikalingas antro fronto atidarimas, būtent iš mūsų pusės. Ir kas vyksta, gal Aini, tu pats primink, ką tu ten kalbėjai, va tą tokį super kontekstą, kad mes galėtumėm toliau kalbėti šios laidos temą. Pirmiausia, reikia suprasti, ką aš atskleidžiau per pastarąsias laidas savo, tai yra kas užsakovas karo. Antras momentas, mes turim matyti isteriją ir, sakysim, pikdžiugiškumą mūsų šitose vadinamėse žiniasklaidiniuose portaluose, ką jie dabar rodo. Pirmiausia, keistai rodo, kad NATO kažkokie lėktuvai vis suka.
Vakar žmonės pastebėjo, kad virš Baltijos šalių ir Baltijos jūros ratus suko ir patruliavo ypatingos paskirties žvalgybiniai NATO lėktuvai. Gal iš tiesų, aš nežinau, apylinkėse kažką mes matom, kad gal sustiprinta čia kažkokia tai žvalgyba? Aplink Pabaltį ir Baltijos jūrą. Antra, piktdžiugiškumas tame, kad Putinas labai susirūpinęs Kaliningradu. Trečia, kad visos šitos provokacijos iš Rusijos pusės tikrai bus, ką pasakė va, šitas kaimas. Atleiskite, Kaunas, nes Kaunas tai didis miestas, atleiskite už mano sarkazmą. Tačiau šitam kontekste, kai mes matom tokius tiktokerinius menedžerius ir po to kiti, kalbėdami apie vaikų dainų šventę, kalba apie tai, kad tokia rizika. Kitaip nei anksčiau, visi norintieji į Vingio parką nepateks. Bus įleista iki 30 000 žiūrovų, o norint pasižiūrėti šventę nemokamai, vis tiek teks pasirūpinti bilietų. Reikia įeiti į bilietai LT sistemą, ten reikia užsiregistruoti ir gauti arba į aplikaciją, arba atsispausdinti nulinės vertės bilietą. Tai yra daroma dėl saugumo, tai yra daroma dėl to, kad mes galėtumėm srautus valdyti. Yra akordeonų diena Šventų Jonų bažnyčiai. Gegužę 2 kartus Lietuvoje skelbus oro pavojų didelis dėmesys skiriamas ir dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai prieš šventę aplankė 74 mokyklas, kuriuose gyvens dalyviai. Įvertinta priedangų būklė. Ieškota sprendimų, ką daryti, jei oro pavojus būtų paskelbtas vykstant pasirodymams. Kiekvienu atveju yra numatyti evakuaciniai planai, sakykime. Faktas, kad žmonės turėtų trauktis organizuotai iš tos pačios renginio vietos ir išnaudoti reljefo ypatumus, medžius, miškus. Sudėtingesnė situacija dėl Arena Vilnius, kur vyks šokių diena. Tai yra uždara erdvė ir irgi taip pat būtų informuojami dalyviai, ką reiktų daryti. Tai kelios kryptis, Technopolio kryptis, Ozo kryptis ir dalis dalyvių liktų pačioje arenoje. Liepos 5-ąją po generalinės repeticijos Vingio parke planuojamos pratybos. Vyks moksleivių evakuacija. Tokia rizika, tik jie nepasako, iš kur rizika. Įsivaizduokit, dronai, kartoju, ir visi žino, krenta ukrainietiški, tačiau agresija iš Rusijos. Mes nepasiklydom. Mūsų vaikučius per karštį treniruoja kažkokius bėgti po medžiais slėpti, kažkokias slėpinių žaisti. Absurdo teatras vyksta. Visur keliama agresija. Šiai dienai, kai Milda paminėjo, o kągi dar gali paaukoti Ukraina ir jos šeimininkai vardant to, kad mus išvesti į karą, tai jie panaudojo labai vieną brangią kortą, tai yra religija. Ir kas atsitiko? Ogi nieko. Todėl, kad pasaulinėme kontekste globaliam šitas vadinamas religinė korta jau mušta. Tu kalbėjai apie Kijevo Pečerskos Lavros. Taip, kartuojamės jau biškį. Jo. Tačiau mes matom, kokie įdomus eksperimentai vyko aplink vaikus pastaraisiais mėnesiais. Pirmas, neįtikėtino dydžio, kaip sakant, provokacija ir žiauruva, tai įvyko, kai raketa atskrido Irane ir užmušė daug vaikų mergaičių. Pasaulis kažkiek sunerimo, tačiau buvo antra tokia raketa, tai yra dronas į vaikų autobusą Baltarusijos vaikučių, kurie važiavo į futbolo rungtynes ir žuvo nešė moteris. Dar galima paminėti, kad vakar buvo paminėta 40 dienų sukaktis, kada Ukrainos šiuo atveju raketa ar dronas, neatsimenu, Ten buvo amerikoniškos raketos, Mildutė, vakar reikia pripažinti. Ir žuvo 21 studentas Rusijoje. Ten vaikai ir 2006 metų gimimo žiūrėjo, 2007. Rainis jau pradėjo šnekėti, ką mes įtariam. Mes įtariam, žiūrėkit, jau nuo pirmadienio, nuo tų prasidėjusių didžiausių karščių, per LRT televiziją nuolat pirmadienis, antradienis, trečiadienis vis rodo vaizdus iš repeticijų. O ši diena kaitriausia birželio 29-oji per visą matavimų istoriją. Gyventojai piktinasi, kad kai kuriuose troleibusuose, autobusuose ir traukiniuose neveikia kondicionieriai, o sinoptikai prognozuoja kaitrą iki ketvirtadienio.
Šalyje rekordinė kaitra, o moksleivių dainų šventės šokėjai pradėjo repeticijas. Vaikų bus renginys moksleivių dainų ir šokių šventė. Ji vyks Liepos 3-6 dienomis. Tuo metu, kada NATO samitas 7-8. Tai va, gal dabar pagaliau prieikim prie šios laidos esmės ir vat kur yra perspėjimas ir ką mes įtariam kartu su Ainiu. Mums pasirodė ypatingai keista ir nenatūralu, kad jau repeticijos vaikų šokių ir dainų va, šito festivalio transliuojamos jau nuo pirmadienio, tai yra pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir praktiškai po reportažų tų, kur vis perspėjama apie Rusijos dronus, kad čia įskris, kad čia mes laukiam kažkokios tai nelaimės, kažkokio sabotažo, man labai keistai jie tą žodį sabotažas vartoja, nors jisai pagal kontekstą netin, žodžiu, teroristinio akto. NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako, galimi hibridinio karo elementai ne karinis puolimas. Praėjusią savaitę dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, Rusija netolimoje ateityje planuoja provokacijas Baltijos valstybėse ar Lenkijoje. Konvencinių kažkokių tai grėsmių turbūt neturėtume tikėtis. Turbūt pirmiausia galvočiau apie kažkokį tai hibridinio karo elementus, kurie ko gero yra lengviausiai padaromi turbūt. Būtent apie galimus raketų ar dronų įskridimus kalba Latvijos žvalgyba. Tikslas esą perspėti vakarus, nustokite remti Ukrainą arba turėsite problemų. Bet į kampą užspeistas žvėris visada kelia grėsmę, pažymė ekspertai. O būtent taip dabar jaučiasi Putinas ir jo režimas, karui pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų. Ir tarsi žmonių galvose jau čia turi susidėti. Aha, rusai puola ir va mūsų vaikai kaip gražiai šoka, kaip gražiai dainuoja ir ruošiasi tai didžiuliai šventei. Šventė bus išties ypatinga. 24 000 dalyvių. Ten, man atrodo, sakė apie 40% pradinukų. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šita šventė paprastai jinai va taip pristatoma, jinai vyksta kas 4 metus. Pasižiūrėjau, čia paskutiniu metu. Ką reiškia paskutiniu metu? Reiškia, jinai vyko 12, įvyko 16 metais, 20 turėjo vykti, neįvyko dėl COVID-o, tai dabar kaip ir turėtų būti buvusi 24 metais. Bet ne, 26 metais nuspręsta, kad vyks grandiozinė, labai daug vaikų suburianti šventė ir kaip tik datos. Ji vyks 3-6 dienomis Liepos, o tuo metu NATO samitas, kada suprantat, jau visi dėl tos Ukrainos jau paskutiniai akordai turi būti sudėti, galvojama, kaip čia tą Rusiją galų gale užkovoti, nukovoti ir pribaigti. Vat šitų peslių ir higienų susirinkimas. Ir šitas NATO samitas vyks 7-8 dienomis. Tai vat mes pradėjom įtarti, ar tik nebus kas nors surišta su šia dainų švente, nes Dainis uždės reportažą, įsivaizduokit, išeina reportažas apie tai, kad pasirodo Rusijos spectarnybos verbuoja jau net ir vaikus. Mes jau matėm ir jau mes daug matėm jų, tai ir dronai, ir kabelio nutrūkimai, ir propaganda, ir kibernetinės atakos, ir užsakytos žmogžudystės, ir padegimai, ir paštu siunčiamos pakuotės. O štai nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, kad tarnybos stebi, jog Rusijos žvalgybos internete vis aktyviau verbuoja Lietuvos nepilnamečius. Turim suprasti, kad Rusijos žvalgybos vaikus verbuoja ne šiaip savo, ne vien tik kažkokiem grafičiam. Grafičiai būna specifiniai. Jie, kad keltų tam tikrą susipriešinimą visuomenėje gali būti, fotografuojama dėl to, kad galbūt perduotų tam tikrą informaciją Rusijos žvalgybom apie karinius objektus, apie karinio transporto judėjimą. Būta pabrėžė, į tokią schemą įtrauktas vaikas pirmiausiai yra auka, o ne nusikaltėlis. Taigi šitoje vietoje mes šitam kontekste ką turim pamatyti? Mums atidarė Overtono langus ir iš juodo padarė baltą, iš balto juodą. Žiūrėkit, jie atakuoja ir žudo vaikus. Iranas, Baltarusijos vaikučiai ir šitas vadinasi studentų vaikų bendrabutis.
Kas ką sako, ogi nieks nieko nesako. Mes džiūgiaujam, tiesa. Dabar klausimas, tam, kad konsoliduoti tautą ir prieš NATO duoti pinigų Ukrainai ir kad visas pasaulis, netgi kurie abejoja, o gal net myli Rusiją, pasimtų prieš ją ginklą, reikia mega krūvinos provokacijos. Mega krūvinos. Tai va šitie, ką jūs dabar kalbančios galvos matėt veikiai, mums tai ir koduoja. Taigi, reziumuoju ir ką mes matom su Milda. Įsivaizduokite tai. Atsiprašau, gal dar įsiterpsiu. Įsivaizduokit reportažuose apie vaikų šventės pasiruošimus, policijos galvos išeina kalbėti ir klausimai tokie formuojami dėl saugumo šitos šventės. Ir įsivaizduokit, tie patys vaikai jau yra ruošiami, kur pabėgti, kur pasislėpti, jeigu kažkoks dronas įskris. Mes šitą kalbėjom, bet mes turim suprast, kad atskris kažkas tai, kas paruošta, jau nebebus laiko nei bėgioti, nei visai. Tai yra keliama isterija ir žiūrėkit, kas yra. Vat kai Milda sako apie datas ir šitą neįtikėtiną vaikų skaičių, didžiausią rekordinį, kaip jie džiaugiasi. Klausimas, kai toks rusų pavojus, tokie oro pavojai, kam daryti šitą šventę? Mes vaikų šitaip saugom. Ką mes norim parodyti? Mes parodyti norim Putinui, kad mes dar kietesni, jūs apie ką kalbat. Taigi, šitos provokacijos akivaizdui mes turim apibrėžti vieną, kad yra du variantai. Įsivaizduokit, atskrenda dronų krūva, nesgi jie jau irgi kalba, kad tuoj Pabaltį ir Europą atakuos tūkstančiai Rusijos dronų. Pirmas momentas. Jie atskrenda į mūsų šventę, o be to 20 000 vaikų dalyviai, 30 000 žiūrovų. Ir visus keistai registruoja. Kodėl registruoja? Žinot, kodėl jūs negalite lėktuve keisti savo sėdimosios vietos, kai skrendat? Kad katastrofos atveju jūs pagal vietą, kai jūs prisirišat, jūs gali lengvai identifikuoti. Taigi, mes norim pats atskreipti dėmesį, kad dronai yra dronai, kurie gali atskristi ar netyčia nukristi. Bet kita, kur reportažas sako apie vaikų verbavimą, mes galime pasakyti, o jeigu ten bus kažkoks mirtininkas su kuprine. Tarp kitko, kodėl jie taip šneka? Viską, ką daro Ukraina ir visas terorizmas pasaulio prieš Rusiją, ir tarp kitko Rusijoje yra parodyti vaikai, mokinius ir studentai, kurie ėjo su kuprinėmis net nežinodami kur, ir jie buvo savižudžiai, tie vadinami kaip dronai šahedai ar ten kamikadzės. Taigi šitas scenarius, kuris buvo naudojamas Rusijoje, sako, kad rusai naudoja mums ir kas tada? Taigi Overtono langai dirba. Aš tik noriu pasakyti, kad baisius siužetus piešiam tam, kad, kaip Milda sakė, informuotas reiškia ginkluotas. NATO sametas ant nosies. Ukrainai nepatvirtinta prieš porą ar trejetą dienų 70 milijardų sekantiem metam. Visi traukiasi iš Ukrainos karo. Traukiasi Trumpas, traukiasi Lenkija, Čekija, Slovakija, bando visi išsukti uodegą. Taigi visi mato, kad griūtis reiškia reikia tokio krūvino mega. Vokietijos bankrutuojančių įmonių skaičių, tai tenai 4 kartus. Ne bankrutuojančių. Jau rašo akcentas yra. Didžiosios gamyklos. Didžiosios. Volkswagenas paskelbė vakar, kad uždaryt ruošiasi 4 gamyklas su 100 su kažkiek tūkstančių žmonių. Dabar pažiūrėkit, koks pokštas vakar medžiagą radau, vos nenukritau, žinok, Milda, apie Vokietiją. Vokiečiai, kai buvo šį Trumpo šou su Armudu, kuris beje nesibaigė, mes dar pabandysim šitą šou, jie laukia va dabar šito momento Trumpo hebra, bet ne tam esmė. Kad iš karto buvo įvestos lengvatos kūrui, kad, ne taip benzino ir dizelio kaina šoktų į kaip sakant, aukštumas. Tačiau pokštas tai, kad dabar, Trumpo taikos derybų metu ir kad jau viskas su Ormuzas atidarytas, pradėjo Vokietijoje kristi labai ženkliai kainos kūro. Žinot, ką padarė Mercas su savo vyriausybė? Nuima lengvatas. Pasakė, jos buvo numatytos 2 mėnesiam ar kiek, nuima. Kūro kainos 20 centų vėl į viršų. Tai mes dabar matom ką? Ar nepiktybišką Vokietijos niokojimą? Taigi, kai mes matom tokių korporacinių klapčiukų, tokią veiklą, sabotažą prieš savo valstybius ir jų žlugdymą tendencingą. Kokios valstybės eini? Taip, tai mes matom, ką šneka Kaunas, ką šneka šitas.
verbuoja vaikus mūsų. Jūs už idiotus mus laikot? Laiko pasirodo. Taigi mes tik vieną įspėjam, kad šiai dienai prie visos ekonominių nuostolių ir tai, kas viskas byra, jau visas šitas vadinamas karo mašina kraupioji pakišt galutinai mūsų ir Europos Sąjungą, jiem reikia... Klausimas, atsiprašau, Aini, o Taip, čia prašau. Nėra, va, kaip tu sakai, совпадение šitos... Sutapimai estiškai. Kad toj pačioje Estijoje ir prie Latvijos ten sienos atidaryta komandinio punkto vadavietė, kurioje NATO vadavietė, taip. NATO grinai, ten taktinių kažkokių tai, aš nelabai kadangi. Milda, davai žiūrim daugiau. Kiek dabar vyksta pratybų? Estijoje vien tik vyksta medikų pratybos, jau rodžiau, kur jau kraujas, karas, kerštas ir visi šitie elementai. Beje, žodis kerštas panaudotas. Įsivaizduokite, kai jeigu žūtų tiek daug vaikų, kerštas yra pati baisiausia ne emocija, o energetika. O kas neša kerštą už savo vaikus didžiausia? Moteris. Šiai dienai moteris turi būti suaktyvuotos. Vat jums ir atsakymas, kodėl vaikai. Jų turi būti labai daug. Taigi šitoj vietoj grįžtam prie to, kad griūnant viskam ir ekonomikai, Ukrainos paramai ir visam šitam kortų nameliui, reikia padaryti neįtikėtiną postumį. Dabar visi tie, kas kalba paraleliai dar. Postumį tai yra atidaryti iš dar šio vieną один frontą. толчок. Нужен еще один толчок. Noriu apie informacinę erdvę dar paliesti paraleliai. Kai žino visi su iPhone'ai skandalą, kad iPhone'ai šį dieną ištrynė, kaip ten iš tų gadžetus, o ne, VKontakte rusišką, ten Одноклассники, ištrynė rusiškus, va tos, kaip ten tas gadžet, nežinau, priedėlius. Priedėlių. Prilaženė rusiškai. Jo, priedėliai, mes jo, gadžetai, kuriuos mes instaliuojame, nesvarbu, jie ištrynė ir jų negali būti. Cenzūra. Bet juokingiausia tai, kai sako, kad tai yra Putino visi rūporai. Nei vieno rūporo šio Putino nėra. Tačiau koks juokingas momentas. iPhone'us šiai dienai vos ne monopoliškai gamina Indija. Kam priklauso, pasižiūrėkite, reguliatorius iPhone'o? Ogi Indijai. Va kaip juokinga, Indija per šitos korporacijų valdymą liepia iPhone'ui ištrinti Putino rūporus. Taigi Indija draugė. Ar Indija priešė? Kai jūs suprasite, apie ką mes kalbam. Ir tau ir šitus klapčiukus mūsų tarakoninius stumia per piramidę vertikalinę. Jiegi net nežino, kas jų šeimininkai. Ir žinot, noriu tik vieną įspėjimą padaryti visiems. Kad už sienos uždarimas, kuris įvyko Liepos 1, buvo ženklas mums su Milda tai šitą laidą įrašyti. Jūs girdėjote, tiesa, Suomijos, ten Estijos, Latvijos traukinių jo uždarė sieną. Čia yra kas yra? Casus belli, karo paskelbimas. O gal tai įspėjimas? Tada mums su Milda kilo klausimas. Putinas žino apie šitą provokaciją, kas daroma Pabaltijoj ir Lietuvoje? Ar įspėja? Apie tai, kad Putinas įspėja, aš aiškinau praeitoj laidoj, kaip visada korporacijos iš naftos visų šitų netgi perdirbimo gamyklų visada gauna pelną. Praeitoj laidoj pažiūrėkit yra. Tačiau jie kėlė kainas, šitie vadinami perdirbinėtojai ir benzinų kolonėlių monopolistai viduj kainas ant kūro kėlė. Putinas visus išsikvietė, davė ant šiškos naganiaikų ir leistis pradėjo kainos labai greitai. Žinot, aš jums pasakysiu net ką pasakė Putinas. O jis pasakė paprastai, kad Putinas šiai dienai viduj Rusijos turi jau galingą armiją. Iš ko jinai susideda? Ogi iš tų per 4 metus kariavusių kareivių. Kareiviai, kurie buvo fronte pirmoji linijai. Jie gali būti neįgalūs, jie gali būti invalidai. Gali būti. Bet šiai dienai jie yra tokia armija, kur visus tuos vadinamus turtuolius nušluos nuo žemės paviršiaus. Jisai pasakė, norit aš jums paleisiu va šitos bičelius, sutvarkys migam. Ir tik vieno bijo oligarchai. Jie bijo karinės jėgos. Už tai kodėl aš akcentuoju, kad korporacija labiausiai bijo kariškių klano
ir spec tarnybų. Matėt Jungtinėse valstybėse Europoje, kiek jūs naikino. Taigi, šitoj vietoj Putinas pasakė, ką jis gali padaryti. Ir neturėkite iliuzijos, kad jam reikia atitraukinėti nuo fronto linijos pajėgas. Ne, jis viską turi. Tada klausimas, mes ką turim šiai dienai pasauliui pasiūlyti? Nežinau, ką galim pasiūlyti mes, kaip Lietuva, bet mes su Ainiu jums pasiūlėm šitą tik tokį įspėjimo variantą ir mūsų tarnyboms, kad jos tikrai atkreiptų dėmesį. Labai daug pazlikų, kurių tokių NATO summitas, propagavimas šitos visos vaikų tos šventės transliavimas iš kiekvieną dieną nuo pirmadienio. Atkreipkite dėmesį, eina ir šalia reportažų apie dronus, apie rengiamą rusų provokaciją, kuri, kaip sako Kaunas, turi įvykti prieš NATO summitą Baltijos šalyse. Vat sudėkim visus šitos pazlikus ir plus dar vaikų šventės į programą, tiksliau šitų repeticijų programą įeina ir programa, kaip pasislėpti nuo kokio nors oro pavojų. Ir visos tarnybos irgi sukeltos ant ausų. Visa tai mums rodo ir perša vieną mintį. Jeigu kas nors nutiks mūsų vaikams per šitą milžinišką šventę, bus vienareikšmiškai kalta Rusija. Ir jau Mildai, žinai, kur anekdotas? O kas Irane įvyko? Kai išlindo ausis, kas kaltas? Jie pasakė, oi, ne, čia dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas šiai dienai. O beje, mesgi žinom, viešai pasako, neteisingai Palantyras, kad šiai dienai praktiškai visas atakas Ukrainoje ir net Jungtinėse valstybėse planuoja dirbtinis intelektas. Kas kaltas? O dirbtinis intelektas gali planuoti ne tik šitas karinės atakas iš oro, dronus valdyti, bet ir kurti tokios provokacinius scenarijus. Todėl mes tik tai įspėjam, perspėjam ir tai galbūt netgi ir apsaugom mūsų vaikus šitoj nuostabioj vaikų moksleivių dainų ir šokių šventėje. Labai tikiuosi, kad mes su Ainiu pasitarnavom. Šitoj vietoj noriu atkreipdėmėsi tik tais esminį pagrindinį reiškinį. Jeigu kažkas atsitiks, tokie kaip Kaunai, kaimiečiai, plugai, menedžeriniai tiktokeriai neprisidengs dirbtiniu intelektu. Mes matom ir žinom, kad jūs kalti, kad jūs esate organizatoriai. Arba jeigu jūs nesate organizatoriai, jūs tyloje pritarėt tam. Dėl savo vietelės valdžiukės kėdės, jūs galvojate, taip ir bus? Jeigu jūs leidžiate šiandienai Lietuvoje elgtis kitoms spec tarnybom ir paleisite šitą visą procesą ir mūsų vaikai bus paaukoti, nepykit, bet galiu duoti tikrai garbės žodį. Visi būsit surasti. Nepaleisit jūs jokio keršto. Nepaleisit jūs jokio skausmo. Mes jau jūs visus įspėjam ir visi dabar įspėti. Ir patikėkit, kur mūsų šitas dabar pakalbėjimas nueis. Viską pamatys. Ačiū Jums. Tam ir dirbam, tam ir taip. Mes dirbam, mes būdim, mes čia. Ir su Jumis. Ir labai dėkojam už tai, kad jūs vertinate mūsų triūsą su Ainiu, mūsų, pavadinkim, galvas, mūsų entuziazmą ir mūsų pastangas padėti tautai, padėti Lietuvai išlikti. Padėti Lietuvai išlikti. Jo, ačiū Milda labai. Ačiū visiems. Ačiū Jums visiems. Geros dienos, viso gero.